Jo, iš tikrųjų susilaukam daug tokių requestų, daug žinučių, kad pirmiausia, kur dingot, kodėl nėra podcast'o. Antra banga tokia buvo papasakoti apie taisyklės, kas čia vyksta, kodėl keičiasi, kas keičiasi ir taip toliau, nes iš tikrųjų daug to visokio šaršalo dabar social media ir aš pats pastebiu, daug visokio dalykų, it's over, dabar esmė, kad nebus įmanoma ten celebrating savo liftų, kad, prasme, viskas keičiasi automatiškai, tai yra drastiškai, bet iš esmės pokyčių yra, taip pasakysiu, ir gerų, mano nuomonė, ir tokių, kur galbūt nereikėtų. Jo, tai aš irgi šitoj vietoj pritariu, kad yra tų visokių ir nežinau, ar mes iš karto šokam į tuos atnaujinimus ir kažkaip juos sujungiam, kad kurie mūsų nuomonė geri, kurie blogi, ar tiesiog maždaug einam iš eilės ir pasisakom tiesiog apie kiekvieną tą pokytį savo nuomonę. Kaip tu Žinai, galvoji? kaip padarom, aš turiu atsivertęs dabar tą visą rulebook 26 metų, tai tiesiog aš įsijungiu ir galėsim prie kiekvieno punkto to, vis tiek ten paraudojant tai yra, ne, tai tiesiog sustoti ir pakomentuoti kiekvieną. Okay? Gerai. Gerai, važiuojam, let's go. Tai turim atnaujantą šitą visą techninę knygą iš esmės ir kas paraudojanta, tai va tose vietose ir yra pokyčiai. Tik tai, Emili, primink žmonėm, ką mes dar šiandien sužinojom, koks geras dalykas buvo. Visų pirma, tai aš įeinu į IPFO puslapį ir matau, kad nebėra tų taisyklių, kol kas laikinai, tai manau, kad kažkokie pokyčiai, bet ir šiaip mačiau, kad jau yra oficialiai postinta, kad nuo kovo mėnesio keičiasi šitas reglamentas, kuris buvo suplanuotas, o ne nuo sausio. Tai reiškia, turėsim Sheffieldą dar su senom taisyklėm. Jo. Įdomiausia netų eventų. Jo, faktas. Ir šiaip, žinai, pagalvojus, ta prasme, gerai, kad atsirado, ta prasme, tokių nacionalinių federacijų, nes mano žiniomis, kaip viskas buvo, ta prasme, tos pačios nacionalinės federacijos kreipėsi, žinai, į patį IPF ir išreiškė savo, tiesiog tokią poziciją, kad, ta prasme, gal dar tų taisyklių, ta prasme, nepriiminėkime ir dar gal tebūnie tai diskusijų pavydale egzistuoja kol kas bent jau, nes buvo tokių vietų tam tikrų, aišku, prie jų prieisim, kur ten nelabai aišku, ką norima pasakyti. Gal mum, kaip advanced esam lifteriai ir apskritai treneriai, tai mum kaip ir make sense kai kurie dalykai tikrai, bet pavyzdžiui, žmogui, kuris pirmą kartą skaitytų tą rulebooką, klausimas, ar jis viską, žinai, suprastų, nes taip labai neaiškiai, labai taip abstrakčiai tam tikri dalykai buvo papasakoti. Tai žodžiu, nacionalinės federacijos kreipėsi į IPF ir tiesiog toksai nuosprendis yra, kad reikia dar biškį laiko ir per tą laiką aš manau, kad bus diskutuojama, bus kalbama, bus šnekama ir tiesiog demokratija tokia įsijungia. Jo. Apskritai, šiaip tai labai sunku tas taisyklės suprast žmogui, kuris nori savo, žinai, pirmose varžybose, yra self-coach ir viską, žinai, turi įsinagrinėti net, žinai, kiekvienas smulkmenas. Iš tikrųjų, tų taisyklių daug, pas mus irgi federacijoje tikrai tas teisėjimo lygis, manau, yra labai aukštas. Tikrai praktiškai atitinka IPF standartą. Jo. Iš kitų sportininkų irgi kažkokių nusiskundimų neturėjau, tai tas dalykas yra visai challenging. Jo, bet žinai dar kas yra, dabar tokią vieną temą galima užkabinti, ta prasme, kas yra treneris? Jo, treneris yra tas žmogus, kuris duoda tavo, ta prasme, programą, tave, ta prasme, kryptingai veda kažkokiu tai keliu, ir taip toliau, bet tuo pačiu momentu treneris yra tas žmogus, kuris paskutinis, žinai, stovės, ta prasme, pirmoji gynybos linijų prieš tave, ta prasme, tau paskais paskutinius cues kažkokius, tau taisyklės papasakos, ta prasme, absoliučiai, trenerio nauda ne tik tai, žinai, kad tą programą parašo ir taip toliau, bet iš esmės, ir tose pačiose varžybose, jeigu yra kažkoks, tai sakykime, ginčas, tarkim, žiūri nubalsuoja, arba tiesiog teisėjai nubalsuoja, kad čia yra bad lift, bet tada, žinai, galima pratęsti tą diskusiją, jeigu bent jau vienas yra balta šviesa su žiūri, žinai, ir ta prasme gali tikėtis kažkokio tai pokyčio tame sprendime,
jeigu yra kuo pasiremti, žinai. Tai va, tai treneris atlieka Taip daug pat čia funkcijų. priešingai, žinai, jeigu kitas sportininkas, kuriuo, sakykime, varžosi gauna 2 baltas šviesas, bet, nu, treneris irgi gali eiti protestuoti prieš tą kito sportininko lifterį ir galbūt iškovoti aukštesnę vietą. Gali. Šitas biškį rečiau būna, bet gali, jo. Bet įman. Gerai, viskas nukrypom, jau grįžtam atgal į pokyčius. Taip, pasakok. E, Pirmas tas pokytis yra dėl nominacijų, ne? Ta prasme, kad buvo anksčiau 21 diena prieš čempionatą, o dabar 30 dienų prieš čempionatą, vat paskelbimas to, žinai, finalinės nominacijos final selectionas yra tas, o ne? Tai čia labai yra teigiamas pokytis, nes 21 diena ganėtinai mažai yra powerliftingo būtent kontekste, o dabar 30 dienų, va, toks mėnesis laiko ir, nežinau, logistiškai, ta prasme, kelionę susiplanuoti, tuos pačius treniruotės suplanuoti irgi tampa, nu, geriau, paprasčiau tiesiog, ne? Nes, sakykime, būna toksai atvejis, okei, nusprendė 100% jų atsirinkė, padarai kvalifikaciją ir tikrai žinai, kad dalyvausi varžybos. Bet būna taip, kad tu esi ant rezervo dar galbūt, ne? Ir kažkas tai atkrenta, tau, dabar prasme, atsiranda galimybė reprezentuoti savo šalį ir 21 diena būtų, manau, toks šokas daugumai atletų, nes vis tiek reikia kažkaip tai jau kitaip visiškai mindsetą dėlioti. Tai jo, tai manau, kad čia teigiamas pokytis, 30 dienų, manau, kad seniai turėjo tai būti ir tikrai geras pokytis. Jo, aš irgi pritarčiau tavo nuomonėj. Šiaip jeigu sportininkam, kurie dar tik tai į nacionalinį lygį orientuojas, tik tai noriu pritart, pasakyti, tiksliau nepritart, kad pas mus federacijai būna kol kas bent jau 14 dienų prieš užsidaro registraciją į varžybas. Tai dar Jo. dėl šito labai galit nebijoti, bet nežinau, galim sulaukti ir iš tos pusės pokyčių. Kadangi mes esam kaip ir tos IPF jau pasaulinės federacijos nariai. Jo, faktas. Jo, nu, faktas, kad čia dabar tos taisyklės, nu, šita pirma taisyklė, ta, kur pokytis 30 dienų, tai čia grinai apie Europos ir pasaulio čempus. Jo. International būtent tie visi dalykai. Sekantis dalykas paraudojantis, tai kad kiekvienas dalyvis International Competition turi gauti dalyvavimo tą medalį arba kažkokį tai atminimą, bet čia realiai visada tai būdavo, bent jau kiek aš dalyvau, visada kažkokį medaliuką gaudavau. Kad ir nieko, žinai, neužėmė ant tos platformos podiumų, tai yra, bet vis tiek gauni kažkokį tai medaliuką. Tai, Atsiminimai. jo. Gerai, judam toliau, čia nėra jokių pokyčių. Prie bench presso failure to lock the arms before start command. Tai čia blue būtų ta, žinai, kortelė. Jo. Bet šitoje vietoje aš manau, kad čia visada tai buvo. Ar čia tiesiog patikslinimas kažkoks, kad tu, ta prasme, jeigu soft elbows pas tavį yra, tai gauni tiesiog mėlyną kortelę. Nežinau, bet jo, tiesiog, žinai, būdavo, kad jeigu soft elbows tau neduoda komandos, o dabar galbūt, nežinau, galbūt gali duoti komandą, bet gauni bedlift, neįsivaizduoju, kaip tai veikia. Bet... Jo, manau, čia tiesiog perfrazuota kažkaip šitas dalykas yra, nes iš esmės šita taisyklė visada būdavo. tai va, tai žodžiu, šitas dalykas paraudojantis, pabrėžtas. Benchas dar vienas dalykas, kuris va, daugiausiai gal susilaukia to viso social medijos, ne, to šaršalo, kaip sakiau. Tai utilizing upper body thrust to initiate upward movement of the bar from the chest. Čia yra visiems, kurie sinkina, ne, kurie leidžia štangą į savo krūtinę ir būtent su upper body arba su savo krūtinės lasos pagalba bando išjudinti štangą ir būtent tą tokį pagreitį susidaryti. Tai va, tai čia yra taisyklė būtent tiem visiems atletam, kurie tokią techniką turi savo spaudimo veiksme. Ganėtinai toksai platus apibūdinimas, o ne? Kaip tu šitą dalyką supranti, ta prasme? Jo, tai realiai tik tai stinkinimui galima sakyti, jo, kaip ir sakai, tas dalykas priskiriamas. Bet aš nežinau, jo, kaip teisėjai šitą dalyką traktuos. Sakykime, ar tavo, jeigu visas, žinai, kūnas, ta prasme, kada tu spaudi, sakykime, nu, naudojam tą horizontal leg drive, sakykime, ir pasishiftina kūnas užpakalis link galvos, tai tada galbūt, nežinau,
kol kas man sunku atsakyti. Nelabai aš esu didelis fanas šitos taisyklės asmeniškai, nežinau kaip tu. Žinai, kas yra? Nes Čia yra tiesiog praplėtimas alkūnių gylio taisyklės. Tau taip netrodo? galbūt jo. Nes žinai, visais atrodo būdais stengiamas ir norima tą tiesiog mažos amplitudės spaudimą kažkaip tai eliminuoti, žinai, ir apsunkinti tiesiog gyvenimą tiem lifteriam, kurie taip, žinai, renkasi spausti. Šitoj vietoje, žinai, kas yra? Nukentės konkretus žmonės. Pavyzdžiui, Alba, iki šiam trijūnai, ne? Jo. Iš Švedijos. Tai būtent pas ją tas spaudimas labai gerai matosi, kad jinai ne tik tai, žinai, įleidžia, įsinkina į savo krūtinės ląstą štangą, bet tuo pačiu metu pusė pas ją vos nespaudimo kelio štanga kyla kartu su ribkeidžiu, su krūtinės ląsta. Tai vat, manau, apie šitą dalyką čia ir turime omeny, žinai, kad ta prasme negali judėti ir štanga vos ne pusė kelio ir tiesiog vat, iš krūtinės to tokio judesio negalima. Manau, kad sinkinti iki tam tikros dalies galima, ta prasme, bet kad nesistūtų tavęs. Nors kita vertus, tada jeigu sinkinti, tai vis tiek asistuoja tave. Nu, nežinau, šiaip daug sportininkų iš tikrųjų yra, ta prasme, ta pati Agata, ten netgi švyrų Emil Krastev, irgi aš galėčiau priskirti realiai prie tokio tipo, kuris, nu, kaip aš suprantu, šitą taisyklę ne visai turėtų praeiti ir turėtų kažką pasikeisti savo technikoje. Taip dabar vizualiai galvoju iš tikrųjų apie tuos pasaulinius tokius sportininkus. Tai vat gal jie man priminti, tokį irgi galvoju, žinai, prie tavo to Albos pasakytų. Aš tai kaip tik sakyčiau, kad Krastevo arba kokio ten Sean Noriega, kaip dabar spaudžia, aš manau, kad jų technikos, bent jau kaip aš suprantu, tai turėtų jos praeiti pro šitą taisyklę, bet spaudimas kaip Albos, tai no-go tikrai. Ir kitos merginos irgi kažkokių yra merginų, kurios gal lengvas svorės ten irgi labai panašiai spaudžia. Tai manau labiau vatos, labiau ta tiesiog technika bus, netoleruotina. Jo, bet, vis tiek, iš tikrųjų, sportininkai jau buvo, atsimeni, 23, man atrodo, metais buvo tas dėl alkūnių gylio pakeitimas. Pataisykė, jeigu klystu, bet man atrodo 23, tada Maltai buvo pasaulio čempionas. Buvo. Ir mes matom, kad sportininkai aukščiausio lygio, jie puikiai prisitaikė, žinai. Ir rekordų, bijau sumeluot, bet man atrodo daugiau nei 50%, žinai, būtent po tos taisyklės padarytų pasaulyje. Tai prisitaikys ir prieš tos taisyklės sportininkai, tik tai jo, gaila. Iš tikrųjų, bench pressas apskritai yra toks techniškiausias liftas. Čia subjektyvi nuomonė, tas liftas, kuris reikalauja daugiausiai komandų, 3 komandų, kiti liftai mažiau komandų ir toks. Ir tiesiog tas pats tautal, žinai, iš spaudimo irgi mažiausiai, tiesiog tą spaudimą, žinai, vis kažkaip dar labiau, žinai, apsunkina, dar labiau apibrėžia, žinai, tokiam griežtesnėm taisyklėm. Tai va, tas ne visai man patinka. Sutinku su šito dalyko, ta prasme, visada bus taip, kad suras lifteriai, treneriai, kaip, ne tai, kad apeit kažkas taisyklės, bet, ta prasme, prisitaikyti prie to. Nes tas toks didelis, tas, štangos įleidimas į krūtinę, tas sinkinimas vadinamas, jisai irgi buvo naudojamas realiai heavy weight atletų. Ta prasme, kas daug sveria, sunkia svorį, trikovininkai, žinai. Tai va, tai pas juos buvo daugiausiai tokio, žinai, spaudimo matomo, bet tiesiog pasikeitė, kadangi tos taisyklės ir pradėjo tiesiog eksperimentuoti ir tiesiog tas pozicijas keisti ir kiti lifteriai, kad pasiektų tą alkūnių gylį. Bet kaip ir tu sakei, aš manau, kad reikėtų ties čia sustoti tiesiog ir kažko tai daugiau negalvoti arba tiesiog kažkokius kitokius būdus, kurie būtų daug geriau pamatuojami. Pavyzdžiui, nežinau, susiaurink gripą. Sakykime, kad negalima max gripų spausti, ne? Jeigu tai yra moteris, whatever. Tokia taisyklė, kuri bus visiems vienoda ir bus ganėtinai lengva džedžinti, ta prasme, teisėjauti. Ir jeigu, pavyzdžiui, tas middle finger tik tai yra tas plačiausias gripas, ir viskas, middle finger padidė ir tas range of motion biškai padidės.
Nu, Mm. čia yra teorija tokia. Bet čia irgi, žinai, nu, matai, vieni lifteriai, žinai, ten, kaip pavyzdys, paimam 7-4, pavyzdžiui, kategoriją, vieno ten rankos žiauriai trumpo, žinai, ir jam net susiaurinus gripą, iš tikrųjų, tas range of motion mažas, o kitam, žinai, deadlifto specialistui susiaurinus gripą, sakykim, toj kategorijai, jam dar, žinai, tas range of motion jau ilgas, kadangi jis yra iš mažesnės kategorijos, tai galbūt ir ta raumenų masė nėra tokia didelė ir tiesiog visai dar ilgesnį, žinai, range of motion. Tai nežinau, ar pagal ūgį, ar pagal svorio kategorijas, ar pagal ką daryti, nežinau, kaip pristaikyti, bet ne visai irgi, žinai, sutikčiau, kad grinai, siaurintą gripą. Arba tiesiog reikia palikti ramybę tą benčą ir viskas. Aš už tai. Tiesiog rom. Kaip mokė, taip spaudė. Svarbu atitiktų komandos standartus ir vis. Ok, toliau dėl singletų. Tai dabar tiesiog dėl tų pilno ilgio singletų, ne, tai iš esmės kažkokių tai pokyčių labai net nėra. Ar yra, kad reikia dėvėti ant singleto tuos antkelius. Jo, bet tai čia gal Tai bet anksčiau irgi tai buvo liktai. Paima suprantama, buvo, kad visada realiai ankeliai virš singletų turėtų būti. Jo. Ir dėl šitų deadlift socks, kad nebūtina dėvėti deadliftų metu, jeigu tu dėvi tą singletą su pilną kūną dengiantį. Kad nereikia, nebūtina dėvėti. Bet galima, jeigu nori. T-shirtai, tai t-shirtai ir anksčiau jau buvo tokie, ne, kur, ta prasme, turi tavo ranką iš esmės turi, apimti. Turi būti tiesiog tight. Jo, bet ne per ilgi ten, ne iki alkūnės. Jo. Per pusę žasto ilgio realiai toks standartas įprastų marškinėlių. Jo. Čia Russell taisyklė. Shoes must be properly fastened, laces tied or velcro straps secured when the lifter is on the platform. Dabar reikia užsirišti raištelius arba tuos strapsus užsiklijuoti. Jeigu yra tokie ant batų. Nes dabar, jeigu su kokiais Jordanais liftini, žinai, tai čia yra tiesiog toksai, nežinau, galima sakyti, estetinis mados dalykas. Tai nežinau, ar čia kažkokia tai saugumo prie. Estetinis, bet iš vienos pusės, žinai, aš dabar tada galvoju, aš turiu, sakykime, batus, aš juos užsirišu, nueinu skvatint, nusiemu štangą, paskvatinu ir man ten skvatinant ar ten darant vokautą atsiriša vienas batas. Tai aš tada gaunu raudonas, čia nesąmonė būtų. Nes aš užbaigiau liftą, tai su vienu atrištu batu, sakykime. Ne. Čia tiesiog, žinai, kai tu ateini ant platformos, nes kažkada yra buvę kažkuriam čempė, kad atėjo žmogus, pamatė, kad jo batas yra atsirišęs ir jis užsirišo prieš keliant gal deadliftą darant ar prieš squatą. Neatsimenu. Na, čia toks labiau techninis dalykas, kad ten profesionaliai labai viskas atrodytų. Gal dėl to tik tai, žinai. Ja, nu čia gal ir ta, žinai, saugumo, sakykim, sumetimas, kad vis tiek, tavo koja virštų normaliai, jeigu ilgesni batai čiurna. Tai nežinau, jo, faktas, judam link to olimpinio sporto, nepaslaptis, tai tos taisyklės, kad griežtinamos tokie dalykai, net ir smulkmenos. Visai suprantama man ir nemanau, kad čia labai kažkas nukentės, kad praras kažkokį savo stilių. Jo. Toliau dabar irgi tas pokytis yra, kuris, žiūrėk, Emili, tu mano sutiksi su tuo, kad, ta prasme, antkelius, jeigu ten reikia pagalbos, tai anksčiau, ką žmonės darydavo, tiesiog nueidavo ten į kokį tūliką ar kažkur, kur nemato niekas ir tiesiog uždėdavo ten draugas, ten ar, nežinau, kolega lifteris kažkoks, ne, tau tos antkelius, jeigu tau to reikėdavo. Mes nesakom, kad mes taip darydavom, bet tikrai esame matę ir manau, kad visi žmonės, kurie yra ilgiau nei porą metų trigoviai, tikrai yra tą pastebėję ir pamatę. O gal net ir patys daro. Tai, žodžiu, dabar galima tiesiog asistuoti žmogui, padėti žmogui užsidėti antkelius. Tai va, tai dabar nėra tos taisyklės, kad negalima. Bet aš nelabai sutinku su šitą taisyklę, iš tikrųjų, nes, žinai, visi dalykai griežtinami, o va šitas, žinai, toks atleidžiamas kaip tik, žinai, gal, tai
Nežinau. Ir šiaip, iš tikrųjų, aš irgi taip pagalvojau, okei, dabar įvedė šitą taisyklę, kad gali žmogus uždėti ankelius. Atsimeni, pernai buvo dėl stiff leafsų ten visokių dalykų, bet Mhm. juos atšaukė, kadangi yra reglamentas dėl patvirtintos aprangos iki 26 metų gruodžio 31 dienos šių metų paskutinės dienos, po to kažkas gali keistis, Mhm. jeigu išimamas tuos stiff leafsus, bet plus leidžia, žinai, e, tada padėti kitam žmogui, vėl tada grįžtam į tą erą prieš 5 metus, kur saisdevino visi ten, belia kaip, žinai, tai, tai vat, tas dalykas, manau laukia. Bet Žmonių Emilija, nori Emilija, atsinaujinti tuo. aha, Taip. pabaig. Jo, tai sakau, tiesiog, kad žmonės vėl atsinaujintų ankelius, nes mažintųsi juos ir bandytų išlošti iš savo skvato, nors visi žino, kad tiesiog geram skvatoriui nereikia ankelių. Tai aš va tokią norėjau, žinai, tokią diskusiją užvesti dar biškį. Kaip manai, ar size downinti ankelius labai stipriai ir kad ten reikia tau vos net 2 žmonių, kad tu užsidėtum ir nusimtum paskui, ar tai atneša kažkokios tai apčiuopiamos naudos, palyginus su ankeliais, kurie tiesiog tait priglunda, jaučiasi tas apspaudimas, bet tau nereikia, žinai, 2 žmonių, kad juos užsidėti. Aš manau, kad naudos mažai, galbūt netgi ir žalos daugiau. Jeigu tu nesitreniruoji įprastai su tais ankeliais, o tik tai atvarai į varžybas, tada nusaisdevni, nes bandai užmauti kažkokiais būdais, užmauni, bet nežinai, kaip tavo kūnas sureaguos, kaip sureaguos tavo kraujotaka ir visi kiti dalykai. Jo, anksčiau, žinai, kai tu nebuvo stiff knee sleevesų, tai kažkaip jo size downint buvo visai toksai, nu, trendas, žinai, kad užsidėti ten į kokių 7-4 ten XS-us, o ten, žinai, jau baisiai gerai, aš irgi pas taip darydavau, žinai, bet atsirado, žinai, tie stiff knee sleevesai ir iš esmės, jeigu tu dar tuos stiffus size downins, aišku, priklauso koks brandas ir taip toliau, bet dauguma stiff knee sleeves, jeigu tu juos size downinsi, tu gausi kaip tik daugiau žalos nei naudos, nes tavo kraujotaka sutriks ir iš esmės tu kaip tik, žinai, prarasi kilogramų nuo savo pritūpimo. Tai va, nežinau, nei daugiau pridėti nenoriu daugiau įsiplės, gal net šitą temą tiesiog, manau, varom toliau, jau čia apie ankelius pakankamai pašnekėm. Jo, nu tai va, tai tokia taisyklė būtų, kad galima uždėti, nu, padėti uždėti ankelius. Ir dar viena Russell taisyklė ir visų kitų, kas nešioja visokias grandinėlės, ten pakabūgus ir taip toliau. Tai negalima, kad matytųsi tavo ženkliukas, kažkoks kryžiukas ir taip toliau. Manai, kad čia dėl saugumo kažkokio šitą taisyklę ar kokiais sumetimais, nes iš esmės tai yra, jeigu mes kalbam apie kažkokius tai, nu, iš tikrųjų simbolinę reikšmę turinčius dalykus, pavyzdžiui, kaip ten koks kryžiukas, ne, tai čia, nu, tokia žmogaus teisų dalykas, ta prasme, įsitikintis, ne, pavyzdžiui, katalikas ten koks esi ir tiesiog nešioji tą kryžiuką, nes, nu, taip tau norisi. Tai ar čia yra kažkoks tai blogas dalykas? Aš manau, kad nu, netoks sportas, pavyzdžiui, kai būtų kažkoks tai futbolas, krepšinis, ne, kur kažkoks tai yra kontaktas ir galbūt yra galimybė, kad kažkas paims, pagrieps ir kažkas blogo gali atsitikti. O šitas sportas, aš manau, kad nelabai tokios rizikos turi iš esmės. Bench presse kažkiek gali, ne, kai tu įeidinėjai tą poziciją kažkiek prisispausti, bet dažniausiai ant bench presso ir nieks labai taip galbūt nenešioja, net nesu atkreipęs dėmesio. Arba gal kažkaip kitaip, žinai, pasėda tą savo aksesuarą. Dažniausiai bench press'ą tiesiog kol setupina, įsideda į burną tą savo, žinai, kad nenueisi ten. Tai vat, o, nu, skvatą irgi galima pritempt prie to, kad jeigu, sakykime, štanga eina žemyn, ten tas galas grandinėlės, ne, galbūt tempia čia smūgiam, nežinau. Tai jo, manau, kad toks saugumo dalykas, bet aš nematęs kažkokios kol kas dar istorijos ar kažko negirdėjęs, kad kažkas būtų nutikę būtent per varžybas žmogui, būtent dėl grandinėlės. Nežinau, ar tu girdėjęs. Ne, aš asmeniškai ne, bet nu, čia tokia taisyklė tiesiog, kad galbūt išlaikyti tą tokį clean stilių, žinai, ir kad viskas būtų išlaižyta ir viskas pagal tokį, žinai, etiketą. Nu, Jo, okay. nes Galima.
po marškinėliais tu gali dėvėt, nu, Jo, iš esmės, jeigu tu ten kažkokius jo turi religinę reikšmę ar dar kažkokią asmeninę reikšmę, tau turi kažkoks, nežinau, artimas žmogus, kuris nori, kad būtų su tavimi ant platformos, čia kas kaip savo interpretuoja dalykus, nu, po apačią turi, nežinau, jeigu nemato, tai nereiškia, kad, žinai, nėra su tavim, ar ten, jo. jo, neįsiplėšim. Jo, good. Tai va, tai čia toksai dalykas formalus, manau, tiesiog norėjo pati federacija išlaikyti tokį aukštą formalumą galbūt, ne, ar kad tiesiog jeigu nori, tai tiesiog dėvėk po marškinėlius. Nu, okay, fair enough, čia viskas kaip ir normaliai. Nu, aišku, dar vat, kaip rašo taisyklėse, kad negalima ten į burną dėtis ir taip toliau. Nu, jo, fair enough, tikrai. Squatas. Su squatu, žinai, kas yra? Man rašė keli žmonės irgi rašė dėl savo technikos, mano lifteriai, nežinau kaip tavo lifteriai, ar turėjo diskusiją su savo sportininkais, kuriuos tu treniruoji, bet mano sportininkai keli jau rašė, ta prasme, dėl squato, tai pritupime, kaip pradedam nuo pačios taisyklės, kaip jinai skamba, ne? The lifter shall face the front of the platform with the barbell placed horizontally across the shoulders, the height no lower than the posterior deltoid level. Tai pirmiausia, nuo šito posterior deltoid level, ne? Galinė delta, posterior deltoid. Ganėtinai irgi toksai platus dalykas, ne? Abstraktus. Kaip tu šitą dalyką supranti, ta prasme, ar tai štanga turi būti būtent ant to muscle belly, ta prasme, bet kur realiai raumens regione, ar turi būti ant viršaus, ar turi, žinai, tilpti į tą raumens ilgį visą. Kaip tu šitą dalyką supranti? Aš suprantu, kad turi tilpt į raumens ilgį, negali būti po iš karto, žinai, galinė delta. Ir aš manau, šita taisyklė priimta todėl, kad palengvintų darbą teisėjam. Ir žinai kodėl? Nes būdavo dėl tų French low baro negaudavo sportininkai komandos dėl būtent kūno vertikalumo. Ir dabar teisėjam nereikia vertinti, ar jis pakankamai vertikalus, ar jis nepakankamai vertikalus, nes vienas matys, kad jis pakankamai vertikalus, kitam nebus pakankamai vertikalus. Tai dabar vertina tiesiog būtent tą tiesiog štangos aukštį įvedė taisyklę, kad būtų galima vertinti. Tai aš manau, kad čia yra toks darbas teisėjam palengvinti, tik tai reikia gerai teisėjus edukuoti, vat būtent tą dalyką, kur tu pasakei, vat būtent, kuri ta dalis, žinai, ant galinės deltos turi būti ir nežemiau. Jo, nes pagrinde visiems yra toksai, žinai, klaustukas, tai kaip turėtų būti iš esmės, ne, tai manau, kad vat, iki tos kovo mėnesio, ne, aš manau, kad šitas dalykas spręsis ir tiksliai vardinės, kokia ten dalis turi būti, ar tai yra tiesiog visas rūmuo, ar tiesiog turi patekti vat, štangą ant jo pasidėti, ne, ir nežemiau. Tai šitą dalyką, manau, jie patikslins, nes visiems yra didelis toksai klaustukas, kaip čia iš tikrųjų turėtų būti. Nes kiekvienas žmogus iš tikrųjų anatomija panaši, bet tuo pačiu metu ir skirtinga. Ir pas vieną gali būti kaip ir normalus low baras, gal biškai žemesnis, bet iš esmės tai bus jau per galinės deltos ten vidurį kokią, ne? Pavyzdžiui, tavo squatas low bar. Yeah. Tai va. Tai manau, šitas dalykas apsispręs, o tai kol kas, manau, tiek informacijos yra absoliučiai iš visos bendruomenės, iš viso community ir, manau, ir mūsų tokia labai panaši nuomonė, ne? Kad, prasme, reikia patikslinimo. Jo. Matai, reikėjo patikslinimo French low barui, nes sportininkai būdavo pikti, kad negaudavo komandos, nes jie nėra pakankamai vertikalūs ir buvo sunku apibrėžti, kas yra pakankamai vertikalų. Tai vat, gavo patikslinimą, kuriam reikia patikslinimo dar. Jo, atrodo, kad nelabai išdirbtos tas taisyklės, nu, bet taip yra. Nieko. Antra dalis šitos taisyklės: hands, thumbs and fingers must completely grip the bar, position it in the rack stance and starting position. Tai reiškia, kad visi pirštai turi gripinti štangą arba apimti štangą, kai tu ruošiesi, kai tu netgi ruošiesi atkelti štangą nuo stovų ir savo toj startiniai pozicijai.
va čia irgi buvo klausimas irgi iš mano sportininkų, antrasis, sako, ar aš galėsiu taip imti štangą. Sakykime, tas suicide gripas, kai būna ant bench presso, ne, kai tu neimi su savo nykščiais, neapimi su nykščiais štangus, tai ar galima taip, žinai, imti štangą. Tai paskui mes sulaukėm to patikslinimo, Instagram'e buvo postas, kad galima imti šituo gripu, taip galima imti štangą, svarbiausia, kad jinai nebūtų žemiau nei nykštys. Jeigu čia kažkur yra štanga ir nykštys tiesiog laisvai kažkur yra pakibęs, tai negalima taip. Ta prasme, turi būti štanga šitoje vat vietoje. Jo, nu tiesiog turi visi pirštai irgi kontaktuoti su štanga visą laiką, nes būdavo tokių sportininkų, kurių nykštys nekontaktuodavo ir būdavo ten iš viso, kurie net kiša 3 pirštus, sakykime, vieną vos nepalieka tą mažai ir tokių Čia jau VRPF Emilį prisižiūrėjęs. esu matęs. nes, sakykime, dėl pečių mobilumo ten ypač didesni lifteriai. Jo, Tai va. dėl pečių mobilumo, žinai, kas yra, man pačiam asmeniškai aš imu būtent su šitų gripu, o jeigu man reikėtų uždėti nykščius ant čia, keičiasi nemažai dalykų. Kaip plačiai imsiu štangą keičiasi, kaip štanga apskritai bus ant mano nugaros keičiasi ir tai turi įtakos mano visam pritupimui. Tai iš esmės visi va dėl to buvo labai išsigandę, žinai, ar mums reikėjo, žinai, apimti jau štangą taip ir jau keisti absoliučiai savo techniką. Tai nereikės, jeigu ten nėra to French low baro ir štanga nėra šitoje vat vietoje, žinai, kaip būdavo anksčiau bent jau, tai viskas yra tvarkoje, svarbu, kad kontaktuotų tas nykštys su štanga, kad nebūtų labai žemai ir viskas. Jo, nu čia irgi toks saugumo sumetimais, spoteriai, loaderiai irgi svarbus, nes Taip. iš tikrųjų tikrai matom tokių būna įvykių, kurie ne patys fainiausi irgi. Tai viskas čia liuks, manau. Jo. Good. Gera taisyklė. Dar, aišku, sulauksim to patvirtinimo ir tiksliau patikslinimo dėl to vat, galinės deltos, tos vietos. Ir tiek. Taisyklė, kurios aš irgi šiek tiek nesuprantu. Ir jinai skamba taip: The lifter is not allowed to walk out through the front of the rack after completion of the lift. Reiškia, kad sportininkas negali išeiti per priekį, pavyzdžiui, pritupimo, ne, kai jis pabaigė savo tą veiksmą. Šitoje vietoje aš išvelgiu tokią problemą, nes, nu, iš esmės, galima pritemti prie to, kad tu spoteriam kažkiek tą visą jų dinamiką sutrikdai, ne? Bet kiek man teko dalyvauti varžybose ir kai yra prie tavęs visi tie spoteriai, 5 spoteriai, ne? Jeigu tu eisi į priekį, tu juos atsimuši į kažkurį, jeigu tu eisi atgal, atsimuši irgi į kažkurį, nes ta prasme ten viskas būna, nu, labai greitai, nori tiesiog paruošti greitai platformą kitam atletui ir iš esmės tu vis tiek, nu, kažkiek bus to kontakto. Gal ne visada, žinai, gal bus taip, kad viską ten labai taip, nu, sklandžiai išeis tau išeiti ir neatsimuši į kažkurį, bet būna tikrai. Ir čia tas, žinai, dalykas, dar vienas parinis dalykas yra tai, kai tu padarai tą sėkmingą liftą ir kai tai yra, nežinau, kažkoks rekordas, tu tapai ten pirmas, pagerinai dar ten kažkokį, tai žinai, galbūt pasaulio rekordą ir taip toliau, arba Sheffield'e kokiam tai esi, ne? Ir iš esmės tas vat išėjimas, tas, žinai, savęs parodimas visai publikai, tai mums labai daug davė iki šio momento, labai apie trikovę daug žmonių sužinojo būtent dėl to, ant kiek pas mus yra geras tas, žinai, visa energija. Tai jau biškiai eini prie kitos temos, man atrodo. Prie kitos taisyklės. Galbūt. Tai nežinau, galim iš karto, manau ir šok tada gal prie tos taisyklės, o ne eiliškumų, kad tiesiog vyktų sklandžiai ir nereiktų, žinai, tau grįžti paskui atgal su tom pačiom mintim ir kartotis. Ok, tai važiuojam. Jo, tai įgarsink, ar man maždaug įgarsint, nes aš neturiu taisyklių prieš akis. Bet tu kalbėjai dabar apie deadliftą tą taisyklę dar? Kalbu jau apie celebration taisyklę. Ai, nu tai... Nes jo, tu su skvatu jau kaip ir įėjai į tokį intro, kad vat, savęs parodymą, žinai, ir tie visi dalykai. Jo, nu,
realiai aš tiesiog norėjau apie skvatą papasakot, bet kiek galim apie tą celebrationą pašnekėti, tai iš esmės aš viską pasakiau, kas susijęs su skvatu, realiai ir su ta deadlifto taisyklė, ir su tuo celebrationu, aš manau, kad tai yra bloga taisyklė ir to neturėtų būti. Tam pačiam deadlifte, kas iš viso išrado tą dalyką, kad ten peržengti per štangą yra kažkoks tai blogas dalykas ir taip toliau. Aš niekada nesupratau šito būtent pasakymo, nes iš esmės sakau, tai yra pagrindinis dalykas, dėl ko apie mus žino tiek daug žmonių ir kodėl pas mus yra IPF tiek daug talentingų lifterių. Būtent dėl tos energijos, kuri yra ištransliuojama per pačias varžybas, kuri yra užfiksuojama, aišku, kamerose, live streamuose ir taip toliau. Dėl to tik tai. Nu, čia matai, sportininkai, ne sportininko bendrai, žinai, yra žmonės, kurie visokių prietarų prisiieško, kad ten jiem, jeigu, nežinau, kažką paliko namie, nesiseks, dar kažkokie dalykai. Tai čia, žinai, ir kaip štangą peržengi, tai va čia irgi toks gal prietaras, kad tau nesiseks, ar, nežinau, turi jaus pagarbą štangai, ar dar kažkokie dalykai. Bet jo, žinai, aš irgi manau, kad tiesiog ant platformos turi kiekvienas būti savim, ne kažkuo apsimetinėti, ne kažką įrodyti. Tiesiog tu turi, žinai, išgyventi tą liftą ir po lifto išgyventi emociją, žinai. Aš taip galiu pasakyti. Jo. Nes kartais tiesiog, ta prasme, atrodo, negali net valdyti savęs, ant kiek esi excited, žinai. Yra ir man tai buvę. Tikrai ne kartą, tau, manau, dar daugiau, nes gerokai ilgesnę karjerą turi šitam sporte. Vienintelis dalykas, kur dalinai galbūt galėčiau suprasti tą celebration taisyklę, jeigu ten, sakykime, sportininkas ant platformos po lifto ten belė kaip keiktųsi, ta prasme, fuck yeah, ten, žodžiu, mūsų vietinėse varžybos ten kažkokiai, žinai, rusiškais keiksmažodžiais, ta prasme, varytų. Nu, tai vad gal tada. Taip, čia jau per daug. Taip. Žinai, etiketo, ta prasme, reikalas, dėl ko būtų galima skaityti raudonas šviesas, mano nuomonė. O visais kitais atvejais, ta prasme, tiesiog turi žmogus mėgautis, turi mėgautis ir žiūrovai, nes mes šitam sportui, pripažinkim, neturim tų daug žiūrovų, neturim mažai to tokio interakšno iš nesportuojančių žmonių, praktiškai visiškai jo neturim. Mes tuose pačiuose, žinai, pasaulio čempuose tą patį dalyką matom, atvaro pažiūrėti ten tik tai kiti tavo šalies, žinai, sportininkai tave palaikyti, vietiniais šito sporto mėgėjai ir treneriai visokie aplinkiniai irgi, taip. Jo, tai, Sheffieldas vienintelis, bet vis tiek ten irgi neteis bet koks žmogus, ta prasme, kuris nieko nežino, žinai, apie šitą sportą, ten vis tiek jau žmonės, kurie tuo sportu gyvena. Tai va, mums kaip tik reikia, žinai, skatinti tą dalyką, kad naujų žmonių, žinai, atsirastų, kad jie daugiau pamatytų tą geresnį matomumą, tuos pačius geresnius reelsų social media būtų galima padaryti. Tai aš iš tikrųjų sutinku su tą dalim, žinai, kur pasakė, jeigu labai be jokios pagarbos varžybom, teisėjam ir taip toliau labai ten, ta prasme, reiki, ten keikės, nerodai pagarbos iš esmės, jo, čia yra blogas dalykas ir mes to tikrai neskatinam ir čia tikrai yra nesėkmės pavyzdys, taip, 100%. Bet tas tiesiog, grinai celebrationas, tas tiesiog savo sėkmingo kažkokio tai veiksmo emocijų parodymas, ne tas teigiamų emocijų parodymas, jis yra labai geras. Jis yra natūralus dalykas, visų pirma. Jo. Negalima atimti tokių natūralių žmogaus dalykų, žmogaus asmenybės, bendrai iš savęs. Jo. Gerai, myliu, judam prie kitų taisyklių, tai kaip ir jau apšnekėjom tą, kad negalima išeiti per tupimą per priekį, reikės per galą tik tai išeiti. Tai bench presse irgi turi kitų pokyčių, tai ar Emili, tu esi matęs, kad per priekį kažkas ateitų ir būtent įsitaisinėtų į spaudimo veiksmą? Senais laikais. Jo, čia žiauris nebuvo. Kaip buvo galima setupinti su kojom ant suoliuko.
Jo, nu tai Galbūt kažkas ten kažkaip išlįsdavo, pasidėdavo kojas, užačindavo ir nebent tada, žinai, tai dabar tikrai ne. jo, tai iš esmės tiesiog taisyklė, ką jie sako, kad negalima per priekį įeiti į tą suoliuką, būtent, nu, reikia per galą, kaip, pavyzdžiui, pritūpimui ateini, ne per tą pusę, tai ir spaudimui per tą pusę. Bet manau, kad didžioji dauguma atletų taip ir daro visi. Tada dėl apėmimo štangos irgi, ta prasme, šita taisyklė kaip ir, nu, visada buvo, bent jau mano manimu, kad ranka, gerai perskaitysiu. His hands, thumbs and fingers must completely grip the bar positioned in the rack stance with the thumb around grip. Tai va, tai iš esmės visada turi laikyti tą kontaktą su... Dingo vaizdas. Nu, gerai, kol kas taip padarysim. Tai turi visada kontaktuoti tavo pirštai ir nykštys, kai tu turi spaudimo veiksmą. Čia realiai visada tai būdavo. Jo, bet aš galvoju irgi, kaip šitą taisyklę suprast, galbūt čia tie, kur daro tiksliau Japanese tą gripą ir, sakykim, jau ten tik tai pirštų galai, žinai, liečia štangą, nu, dėl to, kad bandau kažkaip vizualiai parodyti, žinai, tai vad gal tiesiog, kad tie pirštai turi tada jau pilnai apimti visi, o negali tik pirštų galai, žinai, liestis prie štangos, nes kada, žinai, labai pasuki rankas, tie paskutiniai pirštai, ypač mažiai pirštai, jie gali vos tik tai laikyti štangą. Tai galbūt dar toks dalykas, kad realiai tas toks labai einantis į kraštutinumus, Japanese gripas ne visai bus leidžiamas. Tai aš gal net ir taip dalinai suprantu šitą taisyklę. Jo, aš iš tikrųjų laukiu tokio atsakymą tavo, žinai, kad, ta prasme, labiau gal Japanese tam gripui, bet ir tai Japanese gripas yra ganėtinai, kaip čia pasakytas, tikrasis Japanese gripas yra ganėtinai retas dalykas. Dabar yra bulldog gripas ir jo įvairūs tipai, aš taip pasakyčiau, žinai, nes kartais aš, nu, esu irgi girdėjęs, o Japanese gripas yra labai geras, pažiūrėk, kaip aš spaudžiu. Nu, aš pasižiūriu, kaip tu spaudi ir tu spaudi. Tiesiog bulldog gripu, tiesiog esi rankas pasukai, žinai, į vidų. Čia nėra Japanese gripas. Tai labiau, manau, nukentės tie, kur žiauriai advanced tą Japanese gripą yra įvaldę, kur yra mažuma žmonių. Mano nuomonė tokia. Jo. Gerai. Vaizdas tavo grįš ar nebe? Grįš. Tarybausi. Grįž. Aš tiesiog pasilieku šitam langė ir važiuojam toliau prie taisyklių. Okay? Okay. Tai vėl prie bench presso ta pati taisyklė čia antrą kartą paminėta, čia toks summary padarytas, kad utilizing upper body thrust to initiate upward movement of the bar from the chest, tai čia yra cause of the disqualification. Tai negalima to dalyko daryti, tai čia kaip ir jau šnekėjom apie tą dalyką, ne? Toliau deadliftai. On completion of the lift, the knee shall be locked in a straight position. Tai realiai visada turėjo būti keliai ištiesti, tai čia toksai patikslinimas galbūt. The front bundle of the deltoid muscle should be placed behind the imaginary projection of the bar. Įdomus dalykas. Sunkiai suprantamas yra, ten ir nuotrauka kažkokia. Jo, aš dabar rodau ekrane. Jo, tos taisyklėse. Šita taisyklė, jo, kaip ir skvatų taisyklė su low baru yra sunkiai suprantama truputį. Būtent, kuri ten ta deltos dalis, ar priekinė delta, ar ties vidurio, ar ties galų, turi tą liniją turėti. Bet kada patikslinimas bus, aš manau, kad taisyklė nebloga, nes jinai vėlgi tiksliau apibrėžia, kas yra lokautas, tiksliau apibrėžia teisėjam vertinimą, kada, žinai, žmogus pilnai lokautinės, pilnai įsitiesęs. Tai manau, kad nebloga taisyklė, tik vėlgi reikia patikslinimo. Šitoj vietoje, žinai, kaip ir viskas aišku, nes maždaug turiu galvoje, ne, pas save tą ir man pasišėrint skryną. Aš tai turiu galvoje, jo. Okay. Tai
Viskas kaip ir aišku, ta prasme, tiesiog, kai tu padarai lokiautą, tavo pečiai arba priekinė dalis tiesiog pečių turi eiti už štangos. Ir viskas. Tai mano manimu, žinok, viskas čia kaip ir yra teisinga ir visai suprantama. Tiesiog žiūrint iš šono turi būti pečiai už štangos. Ir viskas, that's it. Tai čia Jo. sakyčiau, kad tiem didesniem lifteriam, didesniem žmonėm šita taisyklė yra toksai, kaip čia pasakyti, nu, visai advantage. Nes tu žinai, kai tu esi didelis žmogus, kai tu lokiautini, gali atrodyti, žinai, kad pas tave lokiauto nėra. Nors štanga, kadangi pas tave yra dideli kojų raumenys, štanga bus tiesiog priekyje. Ir toks gaunasi palengvinimas vos ne. Ką manai? Jo, šiaip dar ir mažesni lifteriai, kurie traukia sumo irgi tokie labai labai vertikalūs būna ir irgi kartais gan sunku būna jų traktuot, tą deadliftą, Mm. ar jie pilnai lokautinė ar ne. Bet šita taisyklė jiems su pečiais, manau, kad nebus labai sudėtinga. Tai Jo, sakau, čia. čia teisėjam biškį palengvins tų irgi lengvesnių lifterių, tokį agresyvų sumo deadliftą, kada jie ten irgi būna tokį labai vertikalios pozicijos traukia ir į labai vertikalią poziciją ir atsistoja. Mhm. Jo, nes bus dabar, Visi, ką aš šneku. aiškus taškas, ką žiūrėti. Tiksliau du taškai. Jo. Štanga ir pečiai. Ir viskas. Ir keliai. Keliai jo, bet keliai visada turėjo būti užlokinti. Tai čia toks, žinai. Nu, jo, bet tiesiog turiu omeny, ką teisėjam reikia žiūrėti. Štanga, keliai, pečiai ir viskas. Jo, sekanti taisyklė, aš manau, mūsų LJF federacijos prezidentą šiek tiek nuliūdino, nes jis yra šalininkas svirimosi be rūbų ir iš tikrųjų labai turi gerų istorijų ir mes esam nekartą apie tai išnekėję, ta prasme, kad tie patys apatiniai kažkam kainavo medalį. Nes jeigu būtų sportininkas svėręs ten 50 gramų mažiau, jis būtų pelnęs medalį, kaip pavyzdys, ne? Tai, tai dabar nauja taisyklė sako tai, kad, ta prasme, tau nebūtina svertis visiškai nuogam arba tik tai su apatiniais, galima svertis ir su minimalia apranga, tai kaip pavyzdys su singletu ir marškinėlis galima svertis. Nedaugiau, aišku, prisirengus, bet su marškinėlis ir singletu, bet be batų. Tai va taip ta taisyklė tokia ilga šitą skamba. Jo, bet tai nebūtina tau svertis. Nėra taisyklės, kad negalima svertis visiškai nuogam. Ne, nėra. Aš čia šiaip toksai prisiminiau tiesiog, žinai, Erlando pasakojimus, tai sakau, manau, kad jį nuliūdino biškai šitą taisyklę. Nes visi turėtų čia kuo įmanoma mažiau rūbų turėti. Nu, kas iš esmės Visi nuogi tiesa. turi svertis. Jo, iš tikrųjų tiesa yra tas dalykas. Jo, tai va apie sverimus toksai atnaujinimas yra, apie tas nominacijas 30 dienų, jo, čia irgi yra geras dalykas. Ir dar to broadcasto laiko intervalas tarp veiksmų gali būti plačesnis. Tai čia jau tiem žmonėm, kurie dalyvauja tarptautinėse varžybose ir varžosi A grupėse, kur yra transliuojama per, pavyzdžiui, olimpinį kanalą, per kitus kanalus, ta prasme, kur rodo powerliftingą per teliką. Tai čia tas dalykas gali keisti, ta prasme, gali sumažinti ten laiko tarpą tarp liftų ir taip toliau. Tai čia toksai dalykas. Tai čia. Kažką. Dar apie plaukus lifterių, kad jie turi būti surišti, sutvarkyti ir kad turi netrukdyti teisėjam. Tai čia kaip ir viskas make sense, gera taisyklė. Jo, tai apie tai šnekėjom, čia kita taisyklė yra, kad, ta prasme, lifteris turi išeiti taip, kaip atėjo iki platformos, kad netrukdytų varžybų eigai ir tiesiog visam sporto imidžui, kad netrukdytų tas dalykas, kaip jisai ten išeina ir taip toliau. Ta prasme, kad negali mesti ant žemės savo diržo, rėkti, šaukti ir taip toliau. Tai va, tai apie tai kaip ir pašnekėjome jau, ne, nes manau, kad ten įsiplėsti nelabai yra ką.
Jo. Dar kitas dalykas, techninis toks irgi, tai kad instant replay atsiranda žiūri, tiesiog galės peržiūrėti vat, tą instant liftą, ane? Tai iš esmės irgi toksai geras dalykas ir čia bus nebūtinai nacionalinėse varžybose, bet vat, visose IPF varžybose tai tas bus dalykas įtrauktas kalendorinėse. Jeigu, ta prasme, bus techniniai tie visi reikalavimai, būtent tose varžybose ir personalas. Mhm. Tai va. Bet tai būdavo žiūri ir taip, ar kažkuo dabar skirsis jų replayais tas? Kaip suprantu, tai čia tiesiog kažkokia yra technologija, tas instant replay technology. Kad, ta prasme, kaip vos ne kitose sporto šakose, kaip pavyzdžiui, krepšinėje, futbole, manau, kad šitas dalykas yra. Čia apie tai būtent. Iš tikrųjų, ties šito dalyko reikėtų daugiau gal ar patikslinimo, arba mums patiems tiesiog pasidomėti daugiau reikėtų, bet čia toks dalykas, kur kaip ir visada būdavo tas žiūri, žinai, ir žiūrėdavo tus liftus, esant poreikiui, bet manau, kad čia kažkas technologiškas, kažkoks tai adjustmentas yra patobulėjimas ir viskas. Supratau. Nu, tai dabar galės žiūri peržiūrėti, ar ne per daug džiaugiais. Jo, Gausi nesportinę pražangą. jo. Toliau iš pokyčių, tai dabar kiekviena šalis turi nominuoti, gali nominuoti ne 3 kaip anksčiau, bet 4 teisėjus. Pavyzdžiui, vat, pasaulio čempionate ir plus extra category 2 referees for the jury duty. Tai va, tai žodžiu, teisėjų tas vat, skaičius biški didėja, kas iš esmės yra logiška, nes teisėjų reikia nemažai per tokį, žinai, čempionatą ilgą, pavyzdžiui, kaip Europos ar pasaulio čempionatas. tai va, tai iš esmės tiesiog tos nacionalinės federacijos galės siūsti daugiau tiesiog tų savo teisėjų. Jo, apskritai, žinai, mes matom dabar tą tendenciją, kad sportininkų daugėja. Mes matėm va, dabar druskininkuose varžybose, kad nuo originalaus plano 2 dienom pratestos varžybos, sportininkų daugiau, reiškia reikia ir teisėjų daugiau, tai čia viskas labai labai logiška. Jo, dabar dėl teisėjimų, tai vėl ta kvalifikacija, ne, ta prasme, aišku, pas mus teisėjų yra kadangi mažai, Lietuvoje tai čia tiesiog tokia bendra informacija. Tai qualifications for category 1 referee, tai yra must be category 2 referee in good standing for a period of at least 4 years, officiating at a minimum of 6 international and 6 national championships. Tai anksčiau ten būdavo 4 international čempionatai ir ta prasme, jo, 4 international čempionatai ir, kaip suprantu, 4 national čempionatai. Tai va, tai tiesiog pakėlė tą kartelę, pakėlė tas lubas iki 6, kad tu turi, ta prasme, jeigu nori paeiti į tą kategoriją pirmą, ne, tai turi tiesiog sudalyvauti kaip teisėjas 6 Champions International ir 6 National, kas yra ganėtinai daug iš tikrųjų. Jo, bet vis tiek, ta, žinai, teisėjų lygiui tai privers truputį kelt. Teisėjavimas irgi, žinai, yra, nu, neatsiejama mūsų dalis, kad ir kartais galbūt jisai subjektyvus būna, bet vis tiek, nu, kuo tas teisėjavimas profesionalesnis, tuo sportui tik tai nuo to geriau. Tai būtų tiesiog objektyvus ir sąžiningas teisėjimas. Jo, faktas, čia tiesiog, žinai, tokios, atrodo, lubos pasikėlė į viršų, bet, nu, iš esmės tai tiesiog daugiau turės įgauti praktikos tas teisėjas, kaip ir atrodo teoriškai geriau, nes, ta prasme, kompetencija kaip ir turėtų su praktika, tai ir kompetencija didesnė, ne, iš esmės, ne? Tai Jo, tai dabar žmonių galės daugiau siūsti, daugiau teisėjų, tai reiškia, nu, daugiau ir varžybų, ta prasme, tam teisėjų reikės, kad jis pasikeltų kvalifikaciją. jo, nu, kaip ir make sense, aišku, mes nesam dar teisėjai, netgi nacionalinės kategorijos neturim, tai mums šitas dalykas, na, žinai, čia mes labai galim daug šnekėti, bet iš esmės mūsų tai nelabai liečia ir mes nelabai netgi ir pretenduojam bent jau kol kas tapti international teisėjais. National tapsim tuoj. As soon as possible. Jo. Tai va, tai mėly, tai tokios taisyklės būtų. Ar viską mes apžvelgiam?
manau, kad iš tų pačių reikšmingiausių, tai manau kaip ir tiek viskas. Nebent dar kažką tai mes praleidom, bet iš esmės tai yra tokie pokyčiai, tokie pakeitimai, bet kaip ir sakėm, tokia informacija naujausia, kad dar iki kovo mėnesio galim ramiai pabūti ir pirmasis tas varžybos pasidaryti pagal tas senai nusistovėjusias taisyklės. Per tą laiką tikriausiai vyks kažkokie tai mitingai, pokalbiai, diskusijos ir bus apsprendžiama, kaip toliau viskas bus. Ta prasme, ir galbūt tos taisyklės dar kažkiek tai pasikeis, kas manau yra realu. Jo, aš ir manau, kad apšnekėjom bent jau tikrai visas taisyklės, kurios liečia sportininkus, manau tikrai. O jeigu ten kažkokių dar su teisėjai, su federacija, galbūt su federacijom gal kažką pramisinam, bet manau, kad viską apšnekėjom. Manau, visai produktyviai. Tikiuosi ir įdomiai pašnekėjom, nežinau. Žiūrėsim, kaip įvertins mus, kada jau bus papostintas šitas video. Nu ir tiek. For sure. Jo, ir mes tiesiog norim dar pasakyti, kad mes esam labai savo federacijos, ta prasme, dideli, kaip čia pasakyti, ir supporteriai, ir fanai, ir faktas, kad mum labai rūpi tas dalykas, kaip, ta prasme, mūsų federacija IPF, ir LJF Lietuvoje, ne, kaip seksis jiem ir kokios bus taisyklės, ir mums tiesiog rūpi, nes mes kaip ir atletai esam šitoj federacijai, ir kaip treneriai, ir ta prasme, šitas dalykas mums labai rūpi stipriai. Ir mes norim kažkaip tai pasakyti ir kritikuoti, kad ne, čia blogas taisyklės ir taip toliau, ne. Čia šitas dalykas, manau, tas techninių taisyklių keitimas šių metų, ne, aš manau, kad mūsų visą IPF-o community, šitą bendruomenę, aš manau, kad sustiprino. Žinai kodėl? Nes tiesiog atrodo, kad dabar visi dėl to bendro tikslo, kad būtų jo ir profesionalesnis sporto imidžas, bet tuo pačiu metu, kad ir sportininkai išlaikytų, žinai, tą tokį, tokią laisvą, ne, kad ten pasidžiaugti, ten parodyti emocijas ir taip toliau. Tai manau, kad šitas dalykas tik tai gerai išeis ir IPF dar bus stipresnė federacija. Nes aš pagaunu, kodėl yra tos taisyklės sugriežtinamos kiekvienoje lygoje, kiekvienoje sporto šakoje. Taip vyksta kasmet ir pasižiūrėjus tiesiog istoriją kiekvienos sporto šakos, visose taip yra, visose taip vyksta. Vienose mažiau, kitose daugiau, bet tikrai pažiūrėjus, tarkim, 5 metai ar 10 metų atgal kažkokios sporto šakoje, tam pačiu, manau, ten ir futbole kokiam, ne? Tai, manau, bus vieni dalykai leidžiami, bet šiai dienai jau jie yra neleidžiami. Jo, tai iš tikrųjų, jeigu nebūtų tų, žinai, jokių taisyklių keitimo, tai iš esmės tada dalinai mes nejudam į priekį, reiškia, žinai. Nes tie pokyčiai, jie reiškia, kad kažkur adaptuoja tam tikrus dalykus, ar dėl sportininkų saugumo, ar dėl to pačio performansų išlyginimo, ar dar dėl kažkokių priežasčių, kurias mes gal ir jaučiam dalinai. Aišku, kalbant jeigu apie, sakykime, tas olimpinės žaidynės ir grįžtant prie tos celebration temos, kiek aš žiūrės olimpinės žaidynės, ten visi celebreitina. Iš tikrųjų, tą patį weightliftingą pažiūrėjus, kada tu iškovoji aukso medalį, žinai, olimpinėse žaidynėse, pakėlęs didžiausią svorį, padaręs rekordą, žinai, ir tu 4 metus, žinai, lauki, treniravaisi dėl to, žinai, dalyko. Ir tai yra emocijų fucking banga, kurios mes negalim suprast dar dabar čia tik tai būdami pradinukų lygiai, tu jau, international varžaisi, aš dar tik tai national lygių ir jau, žinai, tokios emocijos, o kada tu ten laimi olimpinės žaidynės, kur yra aukščiausia, žinai, Olimpo viršūnė, tai visai kitaip. Jo, faktas. Gerai, Emilė, mano kamera iš tikrųjų, tai manau, tai šitą ribą ir baigiam. Tai gerai, pasišnekėjom, kiek čia apie valandą laiko, tai iš esmės tikrai daug dalykų aptarėm ir jo, manau, kad viskas tiesiog yra dėl geresnės ateities ir manau, kad tinkama kryptim judame.